Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff links. Sveiki, jūs žiūrite Field Ready. Šiandieną su mumis yra Ovidijus. Ovidijus šiek tiek apie save, apie savo veiklą. Sveiki, aš Ovidijus iš Devon Range. Jeigu trumpai apie mane, buvau kariškis, 9 metai ir tos 9 metus praleidau specialių operacijų pajėgose. Pagrindė specialybė buvo ryšininkas komandoj ir po to patapau mediku. Persikvalifikavau. Tai tiek apie mane trumpai. Ir šiaip iškilo klausimas man, kodėl tu su balaklava esi? Tai nes mano veidas šiaip yra labai bjaurus ir aš nenoriu, kad žmonių dėmesį atitrauktų nuo dalykų, apie kuriuos kalbėsim video. Šiandieną, ką matysite laidoje, tai pakalbėsime apie taktinės liemenės arba dar kitai buityje vadinamus plate carrierus. Pristatyk savo šitą kūrinį. Mano kūrinys Frankensteinas. Tai būtent mano asmeninis požiūris į sistemą ir jinai tokia iš esmės yra universaliai, būtų tiek namų gynybai, tiek tarnybai, tiek šaudimui, šaudykloje ir taip toliau, ar ne? Principė, manau, bet kas, ar tai būtų profesionalus karys, ar Šaulių sąjungos žmogus, kaspas, šiaip šaudyklos entuziastas galėtų pasiimti šitą liemenę taip, kaip jinai yra sukomplektuota dabar ir iš karto pradėti veikti. Aišku, aš taip pat tai yra sukomplektuota žiūrint iš mano perspektyvos, nes kadangi buvau komandų medikas ir būtent kaip man patogu dirbti, kaip man patogu teikti pagalbą, kaip patogu manipuliuoti su jo, taip aš jį ir susidėjau. Plius dėl apsaugos priekinė balistika, galinė balistika, šoninė balistika ar ne ir taip toliau. Apie šitą liemenę mes tą vadinamą, kaip ten tas vadinasi, shakedowną padarysime truputėlį vėliau ar ne, bet bendrai tiesiog patogi liemenė, ką noriu paminėti, tai yra lietuvių gamintojas, būtent Karo Tactical, kurie iš tikrųjų neblogai daro. Aš manau, tą shakedowną, apie kurį kalbėjai, padarysim iš karto dabar. Tai pagrindė 3 dėtuvės ir dažniausiai eidavo ant sistemos 3 dėtuvės, diržė 2 dėtuvės. Ir tas dėtuvų skaičius labai priklauso nuo užduoties, ką tu darysi, ką tu veiksi, kur tu veiksi ir taip toliau, ar ne. Papildomai turėdavau ir dabar nešioju, tai tiesiog dėtuvių sistemos, kurios iš esmės paprasta guma, ar ne. Ir tu iš esmės gali dėtis papildomas dėtuvės, jeigu tau reikia, gali dėtis kažkokius įrankius, gali dėti, jeigu tau reikia flashbangus, gali dėti flashbangus, ar ne, taip ir toks universalus dėkliukas daugelį daiktų, ar ne. Su dėtuvėm baigiam, ar ne. Apie diržą atskirai pakalbėsim, bet į diržą irgi eidavo 2 dėtuvės. Toliau. Ryšių sistema iš esmės irgi priklauso, ką tu gauni, ką tu naudoji savo darbo aplinkoje. Tai pas mane sena gera 5.11 sistema, bet iš esmės ją sutelpa visos stotis, kurias reiktų. Aišku, jeigu mes dėtume Harį, ją telpa, galima pritvirtinti, bet aišku, galėtų būti aukštesnė, bet naudoti išeina, ar ne. O kodėl antroje vietoje būtent ryšių sistema, nes taigi, jeigu tu esi kariuomenė ar kažkokiam daliniai koordinacijos, taigi reikia bendrauti, reikia palaikyti ryšį, ar ne. Tai dėklas iš esmės priklausomai nuo sistemos gali būti ant šono, gali būti iš vidaus, yra įvairių sistemų, kaip įkomponuoti stoti, kad jinai nesimaišytų, dirbant, lipant, kad išlaikyti dinamiškumą. Tai mano tas sprendimas ant šono, nes iš vidaus yra plokštė ir iš esmės šiandien ant šono man netrukdo. Man asmeniškai netrukdo, gal kitam labai trukdys ir kitas sugalvos dėti iš vidaus ar priims kitą sprendimą, kaip nešioti radijo stotį. Taigi trečioje vietoje, sakyčiau, turėtų būti medicininė sistema, ką
ant šarvinės lemenės aš turiu, tai 2 turniketai. Ir iš esmės pasiekimo į vietoj. Aišku, mes dar trumpai prabėgsim ir kas dedasi ant amunicijos diržo arba daug kas sako warbeltas ar ne. Tai irgi turėtų eiti ar ne, kažkokios tais pirmosios pagalbos sistema, bet pagrindė ant jūsų sistemos šarvinės lemenės tai yra turniketas. Ir jie turėtų būti, mano asmeninė nuomonė, taip išdėstyti, kad jums netrukdytų dirbti su jūsų ginklo sistema, kad jums netrukdytų, jeigu reiktų lipti per langą, iš mašinos atsitraukti ir taip toliau. Ar ne, aš juos taip susidėjau, kad man tiesiog, aš galėčiau pats savo suteikti pagalbą ir jeigu yra jūsų komandų žmonės, kurie faktas, kad irgi nešios turniketus, tai rekomenduojama komplektuoti juos taip, kad ir jūs galėtumėt pasiekti turniketus ir jiems suteikti pagalbą. Žirklės visada yra reikalingos turėti po ranką, ne vien, kad greitai pašalinti rūbus, kad įvertinti kraujavimą, greitai prieiti prie žaizdos, jeigu žmogus vilki storas striukės ar uniformą, kad galima būtų apdoroti kažkokį tais masyvų kraujavimą. Bet taipogi, kaip ir medikui, teikiant kitam pagalbą, žirklės man visada yra po ranką, kad galėčiau jas greitai panaudoti, jeigu reiktų. Dėl žirklių, tai iš esmės aš jas nešiodavau kelias, vienas turėdavau priekį, kitas ant savo individualios vaistinėlės vadinamo IFAC-ų. Tai apie tai pakalbėsim gal vėliau. Dar labai svarbus dalykas, kokius nešiojate sprogalus arba pirotechnika, tai iš esmės granatos. Faktas, kad granatos turėtų būti ir jeigu kalbant apie kai kurios kariuomenės dalinius, apie granatas mažai kas pagalvoja, nes jeigu išduotų granatas, o granatos, kaip žinot, puolomai jėgios yra labai reikalingos, iš esmės, tai reikia pagalvoti, kur jūs turėtumėt savo granatas. Granatas turėtų būti taip, kad jūs galėtumėt patogiai prieiti. Tai gali būti ant šono. Rekomenduojama ant kairės, jeigu esate dešinrankis ir šaudote su karabinu, kad jums nemaišytų ar ne. Arba gali būti ant diržo. Tai kalbant apie pirotechniką, iš pirotechnikos kai kurie daliniai naudoja garsinės granatas arba liaudiškai visi žino flashbangus. Tai taip pat ir flashbang, ar ne, ant panelės, arba gali dėtis ir priekį, ar ne. Kaip dar kartais darydavo pas mane daliniai, tai tiesiog būdavo paprasti dėklai, su molio sistema, užsidėdavo flashbangą ir su parašiutinė gumytė susitvirtindavo ir tiesiog lengvai galima panaudoti pagal poreikį. Gali būti atskiri flashbangų dėklai, bet šiaip tais labai patogu yra dėtis kadangi siauri patogu dėtis į šitas gumos tipo dėtuvės, ar ne? Gerai bus gumos tipo bandžiai, gumos tipo dėtuvės, ar ne? Jo, labai gerai. Net nežinau, kaip vadinasi iš tikrųjų. Atsiprašau už savo neišprusimą. Jo, ir gale, ar ne? Aišku, čia gale yra specializuotos, būtent skirta flashbangui. Galima, šiaip telpa ir amerikietiškos kovinės granatos pavyko sutalpinti. Ir gan visai lengvai įsijama, ar ne, jeigu reiktų. Čia matote antrankius, nes šiaip dažnai iškyla problema, žiūrėkit, jeigu mes vykdome užduotį ar ne ir turim belaisvį ir dažnai iškyla problema, kaip jį izoliuoti, kad jisai nekeltų mums grėsmės. Faktas, mes jeigu išlaikome gyvą, tai būtų gerai turėti kažkokią tai sistemą, kaip surakinti, paprastai ir lengva. Tai apie tai gal nesiplėsim. Faktas, kad gali pasidaryti parankinės priemonės, bet tai gali užtrukti, jeigu tau reikia iš tos vietos, kur vykdai kažką, tai nešti kudašių. Apie panelę, sakyčiau, tiek panelė yra Warrior Assault Systems. Visa šita sistema iš tikrųjų yra vienas didelis Frankensteinas, nes yra paimta tiek karo tactical, tiek MTACas, kas dabar labai populiaru, gan kokybiška ir nėra brangu. Ir iš esmės ir Lietuvos kariuomenės dėklai, kai kurie irgi iš tikrųjų labai puikiai atlieka savo funkciją. Čia matote granatos dėklą, greičiausiai kariškiai, kurie žiūrės, puikiai žino, kaip jis atrodo ir kokia jo funkcija. Dar kas, dabar dūminės granatos
padaryti dūminę uždangą ir dūminės granatos žymėti savo poziciją kaip pavyzdys, darant operacijas, vykdant operacijas su sraigtasparniu, ar ne? Tai irgi reiktų pagalvoti iš esmės, kur dėti. Tai gali būti kažkur tais ant šonio, kaip tenais vadinas, šoninė sistema, kumerbendas. Galima dėtis ir čia, bet taip, kad jiem netrukdytų dirbti su ginklu, nes būna žmonės dažnai tiesiog prisideda didelių paukščių iš šono, kai reikia dirbti su karabinu ar ne, keisti pusės, manipuliuoti jo, dažniausiai trukdo ir tada žmonės, kariai, operatoriai ar pareigūnai kovoja su ta ekipuotė, o iš esmės jinai turėtų jums padėti dirbti. Ir dažnai aš tą pastebiu, kai tenka dirbti su kariškiais ar ne, kai kurie pasidaro tiesiog, kad susidėjo, bet tos funkcijos pagalbinės mažai atlieka, nes kai reikia šaudyti neįprastose situacijose, prasideda keiksmažodžių lavina dažnai. Kodėl nereiktų ir nederėtų užsikrauti šonus ar ne, su atsikišusią ekipuotę, dėklais ir taip toliau, ar ne. Tai pagrindinis dalykas, jeigu kalbant apie ilgą ginklą, ar ne, tai būtent dėl manipuliacijos. Dažnai mes dirbam low ready, ar ne, faktas, kad keičiam, treniruojamės keisti pusės, judant su ginklu, ar ne, tai kalbant apie priekį, kaip ir kalbėjau, kad neprisidėti labai tokių išsikišusių dėklų, ar ne, kur ten iš esmės plytos dydžio ir iš esmės vienas dalykas gal kažkokią funkciją ir atlieka, bet mes tada turim problemą, jeigu reiktų manipuliuoti su ginklu, ar ne. Kitas dalykas šonai. Čia tik rekomendacija, iš esmės galit daryti kaip norit, ar ne, bet rekomendacija yra, kad tas šonas būtų laisvas, ar ne, kad galima būtų įsiremti buožę, jeigu mes dirbam ne tik low ready, bet ir high ready, manipuliuojant ar ne, kad kelias iki mūsų taikymosi taško ar ne, būtų kuo laisvesnis. Keičiant dėtoją ar ne, jeigu prisidėjus šiandien daug visokių tais daiktų, iš esmės jums bus nepatogu net keisti dėtoją. Skirtingose daliniuose mokina skirtingai, bet iš esmės mes norim iš esmės kuo kompaktiškiau, kuo glaušiau daryti. Ir keičiant dėtoją, mes jau iš esmės turim problemą, ar ne, mums jau truputėlį gaunas diskomfortas. Dirbant su šiuo diskomfortu ilgą laiką atsiras nuovargis ir po to tikrai norėsis tą dėklą patraukti šoną. Kitas dalykas, jeigu kalbame apie trumpą ginklą, ar ne, tai būtent manipuliacija su trumpu ginklu, ar ne. Kelias turėtų būti irgi laisvas, kad mums net nemaišytų visokie išsikišę ekipuotės elementai, kad nereiktų traukti ar ne, kažkaip tais apeidinėti ir daryti nenatūralius ir bereikalingus judesius, jeigu mes norim išlošti greičio, tai tas dalykas nelabai palankus yra iš tikrųjų. Tai ta vieta turėtų būti iš esmės kuo laisvesnė, ar ne, kad galima būtų dirbti tiek su trumpu ginklu, ar ne, tiek su karabinu. Ir netrukdytų mūsų manipuliacijai, ar ne? Dar vienas labai svarbus elementas tai dokumentacija. Žiūrint, kokią funkciją jūs atliekat, ar jūs esate dalinio vadas, ar tai skyrių lygmens, ar tai būrio ir taip toliau, ar jūs esate žmogus, kur reikia pildyti dokumentaciją, kaip pavyzdys ryšininkas, TACP ar ne, ar analogiška specializacija, kur reikia turėti kažkokios tais paruoštukės ar ne vadinamos, tai kur jūs dedate savo dokumentaciją. Dažnai kišeniai yra nepatogu nešioti, tai būtent admin pouchas. Pas Karo Tactical labai puikiai išspręstas tas sprendimas, taip pat labai gerai sprendžia ir Edgelite'as, man atrodo, turi integruoti, ar ne? Tai čia galima susidėti visas paruoštukės ir kažkokią mažą užrašų knygutę, kad jums būtų po ranka, ar ne? Tai šiuo atveju pas mane Medevako paruoštukės ir
ir kitos paruoštukės, ar ne, kurios gali būti reikalingos ir naudingos. Tai viskas į admin pouchą. Kitas sprendimas admin poucho, tai būna atskiri dėklai, kurie dedasi žmonės pagal specialybę deda ant krūtinės arba deda būtent ant dėtų, ar ne, kad iš esmės gan patogu, nes matymo kampas geresnis, tu tiesiog atsidarai, ištrauki tau, kurį reikia raportą ir panaudoji įsidėti atgal, ar ne, čia kam tik nesugalvosi susidėti, ar ne. Tai admin pouchas arba tas dokumentacijos kažkoks dėklas, jisai yra gan reikalingas, ar ne, kad jūs turėtumėt greitą prieigą prie savo administracinių dalykėlių. Ką jūs matėte dabar prieš save, tai yra, kaip jis vadinas? Kengarų pouchas. Pideraskė? Tai va, iš esmės, kas šitokias naudoja, žino, kaip jas tvirtinasi su velcro, nieko nuostabaus, dabar labai madoja. Iš tikrųjų, šitą sprendimą jau seniai naudoja, ar ne, tam tikros užsieniečių pajėgos, bet dabar pastebėjau, visi naudoja ir ne veltui, nes iš esmės tai yra geras sprendimas susidėti kažką papildomai. Tai gali būti teipas, tai gali būti hamutai, tai gali būti bet kas iš esmės ir medicininės priemonės. Aš kaip komandos medikas, šitas pouchas man buvo aktualus tom, kad aš susidėdavau priemonės, kurios naudojamos rečiau, bet kartais būna reikalingi labai greiti sprendimai, vykdant tam tikras manipulacijas. Tai pažangus kvėpavimo takų atverimas, ar ne, būtent turėdavau tracheostominį vamzdelį, skalpelį, kad greitai atverti kvėpavimo takus, jeigu turime traumatinį veido sužalojimą, kvėpavimo takų nudegimą ir taip toliau, ar ne. Intraosalinė adata pagal situaciją iš esmės, jeigu prieigos negali pasidaryti su intraveninė, intraosalinė, gan greitai reikia daryti arba iš karto žiūrint pagal situaciją, ar ne. Aišku, čia galima susidėti ir tokias priemonės kaip šitą naudodavau, jeigu reiktų transportuoti nukentėjusiai ir tiesiog pasikabinti lašelinę sistemą ar kraujo produktus ir lašinti jos eigoje. Tai toksai, gal kas nors yra ir tokį matė, ar ne, net nežinau, kas čia gamintojas, nei ką, tiesiog kažkada man padovanojo kolega, tiesiog prisisegi prie kipuotės, ar ne, ir čia pačioj prisisegi lašelinę, ar ne, toksai, vat, ir gali neštis. Tai visada šitokį turėdavau ir faktas, čia nepamainoma priemonė, ar ne, tai tikriausiai nereikia komentuoti, ką naudojama šitas. Žymėjimo sistema, ar ne, tai priklauso, kur tu dirbi, ką tu dirbi ir pagal užduoties pobūdį, kokias tu pasižymėjimo priemonės panaudosi būtent, kad atpažintų evakuacijos platformos arba platformos, kurios tave paima iš užduoties rajono. Tai šviečiančios lazdelės, lightstikai, infraredinė, paprasta, ar ne. Kodėl čia šniurelis? Jeigu kas nori žino, kas yra buzzsaw, tai labai ilgai nekomentuosiu, tai žinos. Kas nežino, tai sužinosim gal vėliau. Tai šitą dar klausimėlis, kodėl čia yra pas tave duct tape'as ir gal šiek tiek apie tai. Tai jeigu apie duct tape'ą, tai iš esmės duct tape'as irgi nepamaišoma priemonė praktiškai viskam, bet duct tape'ą būdavo gerai turėti po ranką tiesiog, kad atsiplėši duct tape'o gabalą, prisiklijuoja, ar ne, arba prie savęs, arba prie nukentėjusiojo. Ir galėdavau įsirašyti parametrus, gyvybinius parametrus, kokius vaistus panaudojai, kvėpavimo dažnis, pulsas, saturacija ir kitus parametrus. Ir iš esmės po to tos parametrus, aišku, perrašai nukentėjusią kortelę, kai yra laiko ir yra galimybė, arba tiesiog pasakai tai platformai, tą informaciją perduoti tai platformai, kuri atlieka evakuaciją, ar ne. Sugedo kažkas, nulūžo kažkas, žinai,
Teipas ir hamutai. Nepamainoma priemonė. Jeigu trumpai apie peilį, tai peilis, tai geras kario draugas. Taisyti, pjauti. Kiek tenais į artimą kovą su peiliu išeisi. Neaišku, bet turėti po ranką gerą peilį, fiksuotų ašmenų, visada jisai praverčia. Smulkus akcentėlis, kas liečia šarvuotą liemenę, tai būtent daugumą šarvuotų liemenių, kažkada teko naudoti ir šitą, bet daugumą šarvuotų liemenių neturi efektyvių šonų, ar ne? Efektyvių šonų, gerų šonų. Esmė šonai. Dabar šonų pasirinkimas irgi priklauso nuo jūsų darbo pobūdžio, užduoties tipo ir taip toliau. Kuo didesnis pavojus, tuo mes norim labiau apsaugoti savo būtent torsą. Tai šonai pagal situaciją iš esmės. Rekomenduojama juos turėti, jeigu jūs vykdote aukšto intensyvumo ir grėsmingas užduotis. Kaip pas karo taktikos sprendimas, šonai tiesiog dedasi į tokį specialų krepšelį, adapterį, kuris įstato būtent į kumerbendą. Ir taip išsprendžia apsaugos funkciją. Kitas dalykas, tas kumerbendas, jisai turėtų būti elastingas. Šita sistema būtent jinai yra fiksuota ir pas ją nėra jokių gumų. Problema iškiltų tome, jeigu mes intensyviai judėtume, bėgtume ar ne, gali būti, kad mums tiesiog spaus korpusą, mes negalėsime efektyviai kvėpuoti. Jeigu negalėsime efektyviai kvėpuoti, mes greit pavargsim, ar ne? Jo, aš tai esu didelis kvėpavimo fanas šiaip. Jo, didelis kvėpavimo fanas. Tai šitas dalykas tau būtų ne kažką, jeigu šitą liemenę užsidėtum, tai, neužsikvėpuotum normaliai. Tai va, būtent karo tactical ir pas kitas sistemas, kurios modernizuoja, tobulina ir gerina būtent šarvuotos liemenės savybės, tai čia nais prisiūna gumas ir greitai judant, kvėpuojant, iš esmės mes gan komfortiškai jaučiamės. O komfortas tai būtų vienas iš pagrindinių dalykų, ar ne? Kaip tu galvoji? Reiktų komfortiškai jaustis, ar ne? Visiškai taip. Kitas dalykas, jeigu mes norime užsidėti kažkokį tai rūbą, nusireguliavus su sistema, kur yra dirželiai būtent fiksuoti, mes susidėję striukį ir užsidėję liemenę, tiesiog bus labai sunku, reikės vėl reguliuoti, gaišti laiką ir taip toliau. Tas irgi truputėlį užknisa, ypač kai tu esi pavargęs ir kur nors giliai šiknoje, ar ne? Tai reikėtų labai gerai pagalvoti, kokią sistemą perkat ir ar jinai jums bus patogi, komfortiška ir ergonomiška. Tiesiog norime paminėti, prieš perkant sistemą neskubėti, kad neprisipirktume visokio šūdo nereikalingo, ar ne? Švaistysite lėšas ir po to jūsų sandėliai tenais tiesiog tie daiktai kaups pelėsi, ar ne? Tai labai gerai pagalvokite, ar ne? Taip, pirmas dalykas tai būtų ergonomiškumas, funkcionalumas ir sakyčiau, geriausia būtų pirkti arba įsigyti sistemą, kuri yra visiškai be nieko, ar ne? Ir kad būtų galimybė prisidėti kiekvieną ekipuotės elementą individualiai pagal poreikį. Yra daug gamintojų, mes čia nekomercializuosim, ar ne, bet yra daug gamintojų, kur atskirai gali susikomplektuoti plokštės, šonus, plakardą arba platformą, kaip pavadinsi ir nepagadinsi. Petnešas, būtent pa šitą modelį petnešas yra, matote, storos ir jos nenusiema, jos yra jau prisiūtos. Kažkaip nelabai norisi ir kirpti nusipirkus naujo daiktą, ar ne? Kažkaip gaila iš dalies. Taipogi saktis irgi atsirinkit, pabandykit tą sistemą prieš pirkdami sistemą su saktim. Pas mane sistema yra be sakčių, tai tiesiog yra ant velcro lipduko viskas laikosi. Irgi pliusai, minusai iš esmės, bet
Man saktis nepatogu, nes nelabai fainai remti buožį yra. Tai aš jų vengiu. Yra irgi visokių sprendimų ir visokių petnešų. Direct Action geras, Cry Precision, jie daro petnešėrės, kurios labai plonos ir netrikdo darbo, jeigu mes dirbame su karabinu, būtent kas liečia buožės rėmimą į petį. Tai čia jau nuo jūsų priklauso iš tikrųjų. Čia yra homemade'as, padarytas namuose. Pažiūrėkit, kaip tais laikais žmonės sukdavos, kai neturėdavo ekipuotės. Tiesiog namuose padarytas. Ir puikiai atlikdavo savo funkciją. Bet šitą dėklą būtent padarė amžinatelis Arvydas Sukuris, kuris buvo mano pirmasis skyriaus vadas savanorių žvalgose. Tai jo kūrinys. Kai nori pasidarai, ką tik nori. Tik reikia turėti auksinės rankas. Duodu 2 iš 10. Šūdų krūvokščius. Čia jau geriau. Bet kas įdomiausia, kad čia yra liemenės išduodamos krašto apsaugai prieš tą, kur rodėm dabar. Pavyko gauti dar vieną šiek tiek Lietuvos kariuomeniai ir rečiau sutinkamą liemenę, tai yra šitas daiktas. First Spear. Plūdri šarvinė liemenė. Labai plonas dėtojas, ar ne, kurios iš esmės gumos principų galima naudoti gumelę, kad prilaikytų, galima nenaudoti, ar ne. Čia jau jūsų pasirinkimas. Jas labai kompaktiškos ir galima naudoti būtent ant namų gynybos asmeninės liemenės, kurią naudojate tiek šaudant šaudykloje, tiek sportiniam šaudime. To seninį jung tiesiog iškirpsi.